Sveiki, čia Nediplomatinis pokalbis ir aš Artūras Jonkus. Šiandien pas mus svečiuose ambasadorė Gintė Damušytė. Pirmoji moteris ambasadorė prie NATO, iki jos šios pozicijos nebuvo užėmus ne viena moteris. Ir jos istorija, diplomatinė istorija labai turininga nuo pat 91 metų ir iš tikrųjų labai smagu sveikintis su ambasadorė su jumis. Ir gal nuo to ir pradėkim. Kaip prasidėjo jūsų diplomatinė karjera? Mano diplomatinė karjera prasidėjo Niujorke. Aš prieš stodama į Lietuvos diplomatinę tarnybą vadovavau Lietuvių informacijos centrui Niujorke. Ir per šitas pareigas ir veiklas pavyko labai artimai bendradarbiauti pirmoje vietoje su disidentais, reiškia, šaltojo karo metu. Vėliau, reiškia, kaip jau prasidėjo persitvarkymo sąjūdis, tai su sąjūdžio lyderiais. Ir iš tikrųjų, kaip jau Lietuva buvo pripažinta, reiškia, kaip nepriklausoma valstybė, buvo pakviesta tiesiog padėti steigti Lietuvos misiją prie Jungtinių tautų. Bet ar teisingai prisimenu, kad atstovybė steigėsi anksčiau prieš patį pripažinimą dar, kad buvo kažkiek anksčiau įsteigta? Taip, reiškia, kelis mėnesius, reiškia, prieš įstojimą į Jungtinės tautas jau pradėjom veikti buvusio konsulo Budrio bute, reiškia, kuris buvo vakarinėje Manhatino dalyje. Kaip tik tas butas buvo, reiškia, irgi ilgamečio generalinio konsulo Aniceto Simučio darbo vieta visą okupacijos laikotarpį. Nu ir, kaip sakant, tuose patalpose tiesiog pradėjom, reiškia, misijos prie Jungtinių tautų veiklos organizavimą, įsisteigė konsulinis, reiškia, padalinys ir pradėjom atstovauti Lietuvos interesus. O prisimenu tą pirmą dieną, kai atėjo pakvietimas į būtent prisijungti prie komandos, kuriant misiją? Tiesiog ambasadorius Simutis, kuris buvo paskirtas pirmuoju nuolatiniu atstovu Jungtinėse tautose, Lietuva norėjo, reiškia, kaip tik įtvirtinti tą tęstinumo politiką, reiškia, JAV nepripažino Baltijos valstybių okupacijos ir aneksijos, tai reiškia, visus tos okupacijos metus Simutis dirbo, reiškia, kaip konsulas ir buvo oficialiai pripažintas, tai jis tiesiog pakvietė 3 mus, reiškia, išeivijos atstovus padėti jam organizuoti darbą ir pradėti tą misijos veiklą. Tai, reiškia, buvo aš pati, teisininkas Algimantas Gureckas ir Darius Sužiedėlis. Ir iš tikrųjų, kaip sakant, aš pradėjau kaip savanorė. Sakyčiau, turbūt pirmuosius 5 ar 6 mėnesius dirbau visuomeniniais pagrindais, turėjau labai pažangų darbdavį, reiškia, mano šefas Lietuvių informacijos centre, Lietuvių katalikų religijai Šalpoj, sutiko, reiškia, mane išleisti dirbti, reiškia, misijoje, o paskui jau ten aš baigiau darbą ir tiesiog, reiškia, Užsienio reikalų ministerija kvietė mane oficialiai įstoti į diplomatinę tarnybą. Tai. O sakykit, prisimenat, kokie buvo pagrindiniai uždaviniai, kai įsisteigėt ar ne, ir kas buvo tie pagrindiniai dalykai, kuriuos turėjot per tą laiką, pirmą laiką tvarkyti jau? Buvo labai įvairūs klausimai. Aišku, Jungtinių tautų sistema yra milžiniška. Kaip jau mes įstojom kaip pilnateisė narė, tai atsimenu, Pasaulio sveikatos organizacijos atstovas Niujorke pasikvietė iš visų 3 Baltijos valstybių delegacijų atstovus į pokalbį ir taip mums dėstė, kad jums užtruks 2 metus taip susigaudyti Jungtinių tautų sistemoje, o 20 metų iš tikrųjų suprasti šitą instituciją. Tai, kaip galite įsivaizduoti, mes turėjom tiesiog pradėti formuoti užsienio politiką įvairiausiais generalinės asamblėjos klausimais nuo nulio.
su tam tikru pavydu žiūrėdavau į kitas senbuvės nares, kurios, reiškia, iškilus konkrečiam klausimai galėdavo referuoti į kelių dešimtmečių senumo pozicijas. Koreguoti, išlaikyti, keisti, panašiai. O mes turėjom tiesiog viską formuoti nuo nulio. Tai aišku, reiškia, su Vilniumi viską derinom ir tas buvo gana didelis iššūkis, nes mūsų misija buvo maža, todėl buvo nuostabus bendradarbiavimas tarp visų 3 Baltijos misijų. Mes tiesiog net ir pasidalindavom darbais, kasdien ar bent kas savaitę sueidavom, dalindavomės informaciją ir tokiu būdu siekėm stiprinti savo integraciją į šitą sistemą. Jo, nes matyt visgi Lietuvoje dar ir okupacinė armija iki 93 metų rudens, kitose Baltijos valstybėse dar ilgiau, natūralu, kad tai irgi davė matyt tam tikrų klausimų, tam tikrų pozicijų, kurias reikėjo spręstis irgi ir jungtinėse tautose. Be abejo, reiškia, ir turbūt tas kariuomenės išvedimo klausimas buvo vienas iš pagrindinių. Tiesiog kartu su suinteresuotom valstybėm, su tokiais partneriais kaip Jungtinėm Amerikos valstijom, aišku, su Europos Sąjungos narėm, derinom rezoliucijos tekstą, užsitikrinom paramą, reikėdavo, reiškia, vykdyti lobistinės akcijas, tiesiog įtikinti ir trečiojo pasaulio šalis mus paremti. Tai, kaip sakant, rezultatas buvo geras, nes iš tikrųjų turėjom labai stiprų palaikymą. Bet buvo ir kitų sferų, kur turėjom plėtoti savo darbą. Ir ten kartais jau užtikdavom priešpriešą. Vis vien jungtinių tautų sistema yra daugiau orientuota į trečiąjį pasaulį. Tai pavyzdžiui, šios šalys pradėjo į mus žvelgti kaip į konkurentus. Pavyzdžiui, kaip reikėjo steigti čia pačių jungtinių tautų siūlymų padalinį jungtinių tautų plėtros agentūroje, kuri būtų skirta mūsų regionai. Tai vis vien atsirado nemažai oponentų. Ir nesakyčiau, kad vien tik trečiojo pasaulio šalyse, bet ir kai kurių donorių valstybių tarpe, kurios galvoja, kad pereinamojo laikotarpio valstybėms nedera, kabutėse, atimti pinigus iš trečiojo pasaulio šalių. Tai irgi čia mums teko, reikia bendradarbiauti, net sakyčiau, su priešinkom valstybėm, net ir su tokia Rusijos federacija atsirado bendras interesas, kad būtų, reiškia, toks padalinys, bet ir ieškoti tos paramos, kurios tuo metu trūko tam klausimui. Tai toks diplomatiniai šachmatais, ar ne? Taip. Ir buvo, aišku, ir įvairūs labai praktiniai klausimai. Pavyzdžiui, mums, kaip ir visoms naujoms narėms, jungtinių tautų narystės mokestis buvo didelis iššūkis. Reikėjo kovoti, kad būtų teisingai, kaip sakant, priskirtas ir sudarytas narystės mokestis. Sovietų sąjunga norėjo savo narystės mokestį padalinti tarp, reiškia, tų buvusių respublikų. Tai, kaip sakant, tai vyko daug užkulisinių tokių darbų, derinant tą klausimą, dėstant, reiškia, mūsų poziciją ir rūpesčius. Po jungtinių tautų iš jūsų, sakykime, daugiašalių santykių jūs vėl perėjot prie daugiašalių, tai buvo jūsų ambasadorystė prie NATO. Nes jūs pirmoji moteris, kaip minėjau pradžioj, niekas iki tol, nė viena valstybė nebuvo skirusi būtent moterų į ambasadoriaus postą. Sakyt, kaip jautėtės toj kompanijai, visiškai vyriškoj? Ne, gerai jaučiausi. Vis vien, kaip sakant, pirminis tikslas buvo Lietuvos narystė NATO savaime. Čia jau, kad tapau pirmąją moterim ambasadorę, čia buvo antraeilinis klausimas ir aišku,
atvirai pasakius, atsitiktinumas, reiškia, neplanuotas atsitiktinumas, tiesiog nesupratom, kad iš tikrųjų tai bus, nes nežinojom, ar tikrai tapsim nariais, nors tai buvo, reiškia, pagrindinis užsienio politikos tikslas. Aš vis dėlto buvau paskirta dar integracijos, reiškia, laikotarpio. Tai tie iššūkiai buvo nemaži. Aš vis atsimenu, kaip, reiškia, atvykau į Bruselį ir pradėjau tą tradiciją aplankyti visus NATO ambasadorius su mandagumu vizitais ir save pristatyti. Tai turiu pasakyti, kad, reiškia, tikrai labai šiltai visi priėmė, bet vis dėlto didžiausias šokas buvo, kad nei viena NATO valstybė nenorėjo kalbėti apie NATO plėtrą. Čia buvo 2001 metais, kai buvo paskirta. Tai supratau, kad darbą sunku reikės atlikti, siekiant įgyvendinti, reiškia, šitą tikslą, bet žinoma, kaip sakant, tuo integracijos laikotarpiu visos valstybinės institucijos buvo įsitraukusios ir buvo vykdomos labai didelės vidinės reformos. 2001 metai jau ambasadorė po truputėlį Rusija pradeda atsigavinėti, ar ne? Jinai ateina Putinas kaip prezidentas, ar ne? Ir tada matyti tas, kas iki šiol ta tema nuolatinė Rusijos lūpose apie tai, kad čia kažkokia grėsmė, matyti jau buvo prasidėjęs procesas, ar ne? Ir tas įtikinėjimo procesas, kad neturi plėstis ir ypač plėstis į šalis, kurios būtent yra šalia Rusijos. Ir nėra abejonės, kad, reiškia, NATO laikosi labai nuoseklios pozicijos, kad Rusija neįtakoja NATO plėtros, bet kartais ta politinė realybė yra kitokia. Buvo tam tikrų, reiškia, baimių, aišku, visi laukė signalo iš Jungtinių Amerikos valstijų, vis vien šios valstybės balsas ir įtaka yra lemiamas aljanse, bet, reiškia, mūsų laimiai tokios šalys kaip Lenkija, Čekija, Kvasnievskis, Havelis, reiškia, pradėjo labai aktyviai advokatauti už mūsų narystę. Savaime, reiškia... Nes jos įstojo truputėlį anksčiau, keletą metų anksčiau, ir jos buvo kaip ir tas durų atidarytojos kaip sąjungininkės. Teisingai. Ir ypač, reiškia, tokios šiaurės šalys irgi mus stipriai rėmė. Danija ypatingai, Lietuva. Iš tikrųjų, ta praktinė pagalba buvo labai svarbi. Ir, reiškia, mūsų karių įjungimas į jų dalinius, mūsų dalyvavimas su jų pagalba NATO operacijose ir misijose. Praktinio bendradarbiavimo formatai, kur, reiškia, danai padėjo mums čia Balkanai, ar ne? Balkanų misijoje. Taip, Balkanų misijoje, bet ir, reiškia, Baltijos bataliono, reiškia, įsteigimas, Baltijos gynybos koledžo, reiškia, kitų formatų įsteigimas, žinai, suteikė mums tą praktinę patirtį, kuri buvo naudinga. Ir iš tikrųjų, man atrodo, toks jau svarbus lūžis įvyko, kaip mes nustojom priimti šitą paramą. Ir jau mąstysena ir laikysena pasikeitė ir pradėjom jau patys savarankiškai dalyvauti, patys finansuoti savo karių dalyvavimą, patys priimti sprendimus, kuriuose, reiškia, operacijose ir misijose dalyvauti, dar netapus NATO nare. Minėjot, kad kai atvažiavote į Briuselį 2001 metais, tai pamatėt, kad niekas nenori šnekėtis apie plėtrą. Kada pasikeitė? Kiek praėjo laiko, kad visgi ta pozicija po truputėlį pradėjo keistis? Aš atvykau, kiek pamenu, pirmaisiais metais sausio mėnesį, sakyčiau, jau vasarą, reiškia, pradėjo labai aktyviai už mus agituoti, reiškia, kitos NATO narės, ir aišku, su rugsėjo 11-ąją irgi
kaip sakant, turėjo didelę įtaką. Reiškia, mes buvom suformavę tą Vilniaus 10-tuko formatą, kur, reiškia, jau Lietuva... Priminkit žiūrovams Vilniaus 10-tukas, kas tai yra? Tai buvo, reiškia, vienetas, kuris buvo sukurtas mūsų iniciatyva Vilniuje, apjungiant kandidatės narės, kad dirbtumėm kartu siekiant įstoti į NATO, reiškia kartu. Ir mes išnaudodavom tą formatą, reiškia, ne tik bendrauti su kitų NATO šalių atstovais, reiškia, ambasadoriais pačiais, bet ir, sakykime, su ministrais, kurie atvykdavo į NATO būstinę savo, reiškia, susitikimams. Tai ir, pavyzdžiui, susitikom su, reiškia, JAV užsienio reikalų ministru Colin Powell, kaip jis ėjo, reiškia, tas pareigas su, reiškia, kitų šalių, reiškia, vadovais ir tokiu būdu išlaikėm tą dialogą, reiškia, tikinom, reiškia, kad esam pasirengę tapti NATO nariais, o jie išnaudodavo tą formatą persiųsti mums kažkokias žinias. Tai, kaip sakant, tikrai, reiškia, daug pasiekėm, aš manau, išnaudodami, reiškia, tą formatą. O prisimenat, kaip tas formato idėja gimė? Kas buvo strategas tos idėjos Vilniaus 10-tuko padarimo? Aš žinau, kad, kaip sakant, Vygaudas Ušackas turėjo labai, kaip sakant, svarų balsą, reiškia, bet čia buvo, reiškia, kaip sakant, Lietuvos tokia vizija ir iniciatyva ir, kaip sakant, vis dėlto, reiškia, mes, pats faktas, kad jis vadinosi Vilniaus 10-tuko, reiškia, per susitikimą jisai tada ir buvo taip pakrikštytas, tai, žinai, kaip sakant, mums tik atnešė daugiau naudos. Labai mes figuravom kaip lyderiai. Tai... Kiek laiko prieš jau, kai buvo paskelbta, kad oficialiai, kad bus Baltijos šalis priimtos į NATO, prieš kiek laiko daugiau mažiau jau diplomatiniuose kanaluose jūs žinojot, kad ta pergalė bus pasiekta? Jau iš tikrųjų jau gavom, reiškia, signalą, reiškia, turbūt kokius metus ar daugiau, reiškia, prieš jau žinojom, kad, reiškia, bus kvietimas ir jau pradėjo praktiškai mus jau integruoti. Į susitikimus jau mes galėjom, reiškia, stebėti, reiškia, kai kurių komitetų veiklą, negalėjom dalyvauti, bet mano nuomonė gal įdomiausiose tose formatuose, pavyzdžiui, jau kaip tapom NATO nare, reiškia, kaip ambasadoriai susitikinėdavom dažniausiai dieną prieš plenarinę sesiją, taip neformaliai aptarti klausimus, bandyti, kaip sakant, išlyginti nesutarimus dar prieš plenarinę sesiją. Bet reikia jau oficialiai ir mus kviesdavo, pavyzdžiui, su kitais NATO ambasadoriais vykti į misijas, operacijas. Kaip sakant, buvo toks kaip ir jau įėjimas į tą darbą, reiškia, prieš pačią NATO narystę. Kiek Rusijos poveikis, kiek jūs jautėt būtent tam galutiniam etape, kai dar nebuvo aišku, bet galbūt padarytas didelis darbas buvo, kiek tuo metu rusai visgi bandė nulaužti tą procesą, kad jis neįvyktų? Visą laiką, reiškia, bandė ir visuose frontuose. Reiškia, bandė ir, kaip sakant, buvo ir NATO Rusijos tarybos formatas, daugiausiai dirbo gal kulvaruose, bandant įtakoti pavienės NATO nares, aišku, ir pačioj spaudoj, reiškia, aktyviai Rusijos atstovai apie tai, reiškia, komentavo ir visą laiką pabrėždavo, reiškia,
kodėl, reiškia, nenori, kad Baltijos valstybės ar konkrečiai, reiškia, kitos valstybės, reiškia, būtų reiškia, priimtos į NATO, visą laiką išvelgdavo, kad čia, žinai, grėsmė, reiškia, sukelia, reiškia, saugumo rizikas jiems ir panašiai. Tai ir kaip sakant, man tekdavo NATO būstiniai prašant dalyvauti susitikimuose su Rusijos atstovais. Reiškia, visą laiką buvo organizuojamos ir Rusijos delegacijų iš įvairiausių sričių, spaudos, ten akademinių institucijų, nevyriausybinių organizacijų, reiškia, vizitai į NATO būstinę Bruselyje, tai reiškia, aš pristatydavau, reiškia, kodėl Lietuva siekia NATO narystės, kodėl tai Rusija neturėtų interpretuoti kaip grėsmę, reiškia, jų saugumui, kad čia yra gynybinis alijansas, panašiai. Tai, ir tekdavo, kaip sakant, susidurti su didelė priešprieša, reiškia, iš Rusijos atstovų. Tai. O sakyt, 11 metų, ar ne, jeigu taip pasižiūrėti nuo okupacinės armijos išvedimo iki įstojimo į NATO. Dabar tuo požiūriu žiūrint, tai daug ar mažai 11 metų tas procesas, kuris ėjo? Atsižvelgiant į tai, kiek yra pasiekta Lietuvoje, sakykime, per 30 plus metų, arba net jeigu pažvelgtumėm, kas buvo prieš 10 metų, tai sakyčiau, nei trumpas, nei ilgas laikotarpis diplomatiškai. Ne, bet sakyčiau, kad įstojom pačiu laiku. Aš negalėčiau įsivaizduoti, galėčiau įsivaizduoti, kokia būtų mūsų saugumo padėtis, jeigu nebūtumėm šiandien NATO nare. Iš tikrųjų, reikia būtų labai sudėtinga. Tai, man atrodo, įstojom pat laiko. Ir iš tikrųjų yra gerai, kad įvyko tas vadinamas Big Bangas, reiškia visus, beveik visus, kaip sakant, priėmė 4 metais iš reiškia, Vilniaus grupės. Tai, bet, žinot, kaip sakant, 4 metai aš tuo metu teko verslo reikalais pakankamai dažnai būti Rusijoje ir tada jau prasidėjo vidinės represijos pačioje Rusijoje. Taip. O bet kokia valstybė, kuri eina link diktatūros, pirmą užgniaužia savo vidinės, sakykime, auditorijas, politinius oponentų žiniasklaidą, o po to ta agresija išsiveržė į išorę. Tai matyt, kaip sakot, kad buvo pats laikas ir mes tą visose srityse, matyt, ne tik tai NATO, bet ir ES, gebėjom išnaudoti tą atsivėrusį langą, kuris buvo tarp 90-ųjų ir 2005-2006 metų, kai visus tuos procesus užsibaigėm ir jau tapom pilnateisiai. Tai matyt, tai yra didžiulis pasiekimas ir galėjimas, nes kas yra 15 metų, kas yra 20 metų istorijos laikotarpį, labai mažai. Ir iš tikrųjų vyko tokios revoliucinės, reiškia, vidinės reformos. Ir ne vien tik krašto apsaugos sistemoje, bet visose institucijose. Ir tai vienas mano klausimų turėjo būti, kiek teko dirbti su ministerijom viduj, nes yra tam tikras standartas, yra tam tikri dalykai, kai tu turi atitikti, kad tave priimtų į NATO. Kiek patiems reikėjo augti kaip institucijoms valstybės? Kaip sakant, mūsų atstovybėje NATO, tai vis vien pagrindinės partnerinės tos jau institucijos ar, kaip sakant, institucijos, kurioms mes atsiskaitėm, tai buvo pagrindę Užsienio reikalų ministerija ir Krašto apsaugos ministerija. Bet reiškia pats faktas, kad buvo komisija, kuri, reiškia, rūpinosi ir užtikrino tų valstybinių institucijų darbą, reiškia, tikrai atliko savo darbą ne tik pačioje valstybėje, bet ir dirbant su visuomenės nuomonė. Nes iš tikrųjų, kaip sakant, ta parama NATO narystei išaugo gana ženkliai per gana sistemingą informavimo
darbą. Prisiminus, kad tuo metu dar ta pati Rusijos žiniasklaida turėjo didžiulę įtaką Baltijos valstybėse. Tai natūralu, kad nebuvo taip lengva tą nuomonę keisti, nes dalis žmonių vis tiek gyvendami toj rusiško informacinė erdvėje tiesiog ir matyti ir tikslas buvo toks, būtent ir iš Rusijos pusės rodyti, kad tam tikrus, kaip jūs minėjot, tuos atseit negatyvius dalykus. Bet po to, kai kaip įstojom, ar prisimenat tą dieną, jūs kaip... Tai buvo nuostabi diena ir pripažinsiu, kad turbūt didesnė dauguma mūsų delegacijos apsiverkė, reiškia, žiūrint, kaip mūsų kariai kėlė Lietuvos vėliavą NATO būstinėje. Kaip sakant, pasiekėm iš tikrųjų vieną iš pagrindinių Lietuvos užsienio politikos tikslų, dėl kurio buvo taip sunkiai atidirbta ne tik, reiškia, Briuselyje, bet ir pačioj Lietuvoj. Aš vis atsimenu Belgijos delegaciją, kuri buvo pirmoji šalis, kuri sutiko siųsti savo naikintuvus į Baltijos valstybės, reiškia, saugoti oro erdvę. Reiškia, mus pasveikino, o mes atėjom su tortu, į kurį buvo įsmeigtas F-16 naikintuvas ir pasveikinom, reiškia, Belgiją, kad prisiėmė, reiškia, šitą atsakomybę. Kaip sakant, tikrai jausmas buvo euforiškas. Kaip sakant, jautėm, kad atlikom, reiškia, savo pareigą kaip diplomatai ir pasiekėm tikrai grandiozinį tikslą. Po NATO jūs turėjot vėl daugiašalę tokią, kaip sakyti, diplomatinę funkciją, buvo ESBO atstovavimas. Iš tikrųjų prieš NATO. Prieš NATO jūs buvo. Prieš NATO. Ir aš kartais pajuokauju, kad, reiškia, su šitais, reiškia, paskyrimais pajutau, reiškia, diplomatinės veiklos skirtumą ir, kaip sakant, į kiekvienos organizacijos svarbą reikšmę, reiškia, mūsų užsienio politikoje. Jungtinėse tautose plenarinės sesijos dažnai vėluodavo apie valandą. ESBO jau, kaip sakant, užtrukdavo gal kokį pusvalandį, kol prasidėdavo, o NATO viskas vykdavo punktualiai. Tai kažkaip, kaip sakant, vis sakydavau, mūsų interesai geriausiai atstovaujami, reiškia, NATO alijanse. Bet, reiškia, ESBO irgi buvo nepaprastai įdomus darbas. Žinoma, kaip sakant, supratome šios organizacijos tikslą, kuris, aišku, irgi buvo orientuotas į Europos, reiškia, saugumo ir bendradarbiavimo erdvę, daugiau siekiant, reiškia, įtraukti Rusiją į reiškia, europinį formatą, reiškia, kur būtų laikomasi tam tikrų, reiškia, europinių, reiškia, standartų ir būtų... Bet ar neišėjo truputėlį atvirkščiai, kad Rusijos įtaka pasidarė tokia, kad tuos kaip tik tai jinai įnešė tam tikrus savo standartus į tą organizaciją ir jinai pasidarė nelabai... Taip. Ir pasakysiu, mano toks praktinis iššūkis būdavo sulaukti gana dėmesio iš Vilniaus ESBO darbams, nes mes visi supratom, kad iš tikrųjų organizacija yra tam tikra prasme manipuliuojama, bet iš kitos pusės buvo naudinga matyti, reiškia, ne tik ESBO šalių narių pozicijas, bet ir politinius žaidimus ESBO formatuose. Ir ne vien tik Rusijos, bet ir sakykime, ir pačių, reiškia, vakarų valstybių, kai buvo bandoma, reiškia, spausti, įtakoti Rusiją. Be kita ko, ESBO buvo naudinga ir dėl savo ginklų kontrolės formatų. Iš tikrųjų, tai buvo naujas sritis Lietuvai ir, reiškia, ypač Jungtinės Amerikos valstijos labai nuosekliai mus informuodavo
apie diskusijas ir mes iš tikrųjų, reiškia, daug sužinodavom šiais klausimais. Tai ta prasme irgi buvo naudinga. Nu ir, kaip sakant, irgi buvo naudinga, sakyčiau, galbūt net ir daugiau Estijai ir Latvijai, vis vien, kaip sakant, Rusija puldavo jų dėl tariamų rusų mažumos, reiškia, teisių suvaržymo ir pažeidimų. Tai ESBO, kaip sakant, formatai stebėdavo, kaip sakant, gyvenimą ir įvykius šiuose šalyse ir objektyviai raportuodavo iš tikrųjų, kokia yra reali padėtis. Ir jūsų, nes Jungtinės tautos buvo NATO, kaip ir daugiašaliai, bet jūsų patirtis yra ir dvišaliai, yra Austrija ir yra Danija, ar ne? Tais metais, kai jūs buvot ambasadorė Austrijoje, kokie klausimai tarp Lietuvos ir Austrijos tuo metu, kas buvo aktualu? Aš paskirta buvau, atvykau į Vieną 96 metais ir paskui po poros metų įvyko restruktūrizacija, steigėm atskirą atstovybę, reiškia prie ESBO ir kaip sakant, atskirą dvišalę ambasadą. Tai, o 95 metais Austrija pati įstojo į Europos Sąjungą. Tai mūsų dėmesio centre buvo Austrijos integracijos patirtis. Tai iš tikrųjų dėmesys buvo į tos patirties perėmimą. Tai daugiausiai mano ambasadoriavimo laikotarpiu vyko bendradarbiavimas su Austrijos URMO Europos integracijos, reiškia, departamentu. Bet irgi, kaip sakant, ambasada tuo neapsiribojo. Austrijos dėmesio centre, kaip ir natūralu, buvo jos regionas, Balkanų, reiškia, regionas ypatingai. Ir Lietuva, Baltijos valstybės buvo tokia egzotika. Tai dėmesio, reiškia, skirdavom ir tokiems praktiniams dalykams, žinai, kaip sakant, nemažai ekonominiam bendradarbiavimais, stengiantis suvesti verslus. Aišku, reiškia, propaguojant turizmą. Sulaukdavom tokių klausimų iš eilinių austrų, kad, reiškia, žado netekdavom. Pavyzdžiui, ar Lietuva priima kreditinės kortelės, ar yra, reiškia, benzino kolonėlių, kur galima, reiškia, kuro prisipilti, reiškia, labai elementarūs, reiškia, klausimai. Tai ir aišku, norėjom irgi gerinti Lietuvos įvaizdį Austrijos spaudoje. Kiek pamenu, kokiais 2006 metais Austrų turizmo jau agentūra pati Lietuvoje darė kampaniją, kviesdama būtent lietuvius važiuoti slidinėti žiemą į kalnus Austrijos, o vasarą tiesiog į šitos regionus Austrijos, nes matyt per tuos 10 metų, kai jūs sakėte, kad teko pasakyti, kas ta Lietuva, jau po 10 metų patys Austrai suprato, kad tie patys lietuviai gali būti puikūs turistai, kurie važiuodavo slidinėti į Slovakiją, bet jie norėjo prisitraukti, aišku, ir pas save ir Austrijai mums teko dirbti su vienu iš tokių projektų, tai vėl 10 metų laikotarpis labai didelis pasikeitimas. Tikrai. O sakykit, kita jau patirtis visiškai skandinaviška, tai yra Danija, jūsų ambasadorystė Danijoje ir kai pasižiūri dabar ir visiškai neseniai teko Kopenhagoje laikytis, kažkaip diskutavom su kolegom apie tą skirtingą požiūrį savo laiku į imigraciją. Danai iš tikrųjų buvo pirmi, kurie labai stipriai sugriežtino imigracijos taisyklės. Kaip jūs manot, kas tą lėmė, kodėl išsiskyrė, nes švedai labai liberales taisyklės laikėsi, tuo tarpu Danai pakankamai anksti pradėjo griežtinti imigraciją, išvengdami tokių situacijų, kurias dabar kartais turi, sakykime, Švedija. Kas tai lėmė, kodėl tai buvo?
Nu, man atrodo, danai visą laiką išsiskirdavo iš šiaurės šalių. Galbūt, nenoriu sakyti, kad, reiškia, konservatyvesnės, reiškia, pozicijos, kiek, reiškia, jie gana praktiškai žiūri į tos klausimus. Ir aš pamenu, kaip buvęs premjeras dar, reiškia, mano ambasadoriavimo laikais, dabartinė, reiškia, premjerė Mette Frederiksen gana atvirai sako, danai yra atviri emigrantams, jeigu jie integruojasi į visuomenę, išmoksta kalbą, laikosi daniškų tradicijų, o jų patirtis dėja su emigrantais, ypač iš, reiškia, musulmonų šalių, turi neigiamų atspalvių, ypač Kopenhagoje mes tą pajusdavom, reiškia, vis vien. Ir, kaip sakant, nusikaltimai ir kitos, reiškia, problemos buvo siejamos su bendruomenėmis, kurios nesiintegravo į tą danišką gyvenimą. Ir, reiškia, Danija gana atvirų tekstų sakė, jeigu, reiškia, kartosis migrantų antplūdis, kuris įvyko, reiškia, čia prieš kiek metų, kad, reiškia, Europos Sąjunga neįsilaikys, o danai, kaip ir mes, supranta, kad, reiškia, Europos Sąjungos privalumai yra dideli, nori, reiškia, kaip sakant, kad Europos Sąjunga toliau ne tik gyvuotų, bet ir stiprėtų ir kad reikia, kaip sakant, realiai pažvelgti į šitą problemą. Aš manyt irgi ir Lietuva turėtų ko pasimokyti, ar ne, iš to būtent, kad imigracija be integracijos jinai yra neįmanoma. Be turėjimo integracijos politikos, kažin ar įmanoma yra, kaip sakyti, sklandi tokia imigracija, kuri nesukeltų ateityje tam tikrų problemų. Tai va. O sakykit, jūs kai žiūrėjau ir nors seniai jūs pažįstu, bet kai žiūrėjau jūsų biografiją, labai įdomiai jums susidėliojo diplomatinis darbas. Jūs atėjote iš lietuvių bendruomenės Amerikoje į diplomatinį darbą ir užbaigėt pagrindinis jūsų darbas pabaigoje, taigi buvo Globalios Lietuvos departamentas. Ar ne? Jūs dirbot būtent su diaspora. Šitoj vietoj, kaip jūs matėt savo darbo tikslą jau toj pozicijoje, ar ne, kai šneka, kai Lietuva yra visiškai kitokia, ne, kai jūs pradėjote 91 metais diplomatinį darbą ir tada jau prieš paliekant užsienio reikalų ministeriją, jūs dirbote iš tikrųjų tą darbą, kuris vėl buvo susijęs su žmonėmis, su lietuviais, kurie yra išvykę. Kiek tas svarbu, kiek tas darbas su diaspora yra svarbus jūsų galva ir koks yra pagrindinis tikslas tos globalios Lietuvos? Aš manau, kad darbas tas yra labai svarbus ir aš tikrai džiaugiuosi, kad per, reiškia, pastaruosius metus iš tikrųjų yra išaugusi ta programa, daugiau valstybinių institucijų yra įsitraukusios į tos programos tikslų įgyvendinimą ir aš tik apgailestauju, kad jos nebuvo anksčiau. Nes kai pradėjau, reiškia, diplomatinį darbą ir jau šaknis įleidau Lietuvoje, tikrai, reiškia, pažinojau daug užsienio lietuvių, kurie būtų norėję dalinti savo patirtim, dalinti savo kontaktais, bet nebuvo mechanizmo tai priimti. Ir, reiškia, čia savo iniciatyvai kreipdavausi į įvairias valstybinės institucijas ir, kaip sakant, nebuvo tokio ryžto, kaip sakant, įtraukti, reiškia, jungti kaip nors, arba, žinai, net įstatymiškai negalėdavo, reiškia, šito daryti, ar tiesiog, reiškia, praktiniais sumetimais. Bet gal tuo metu dar buvo vis labai stipri tendencija, mes visgi per tuos pirmuosius 15-20 metų labai daug, kaip sakyti, naujos
emigracijos bangą turėjom išvažiuojančių. Taip, ne? taip. Gal visgi buvo tas, kad visi labiau stebėjo tą išvažiavimą, ne tiek ir dar negalvojo apie tą sugrąžinimą žmonių, bet su tuo, kai atėjo tarptautiniai verslai, nes yra tekę sutikti nemažai žmonių, kurie sakė, mes grįžom po daug metų, po 10, po 15 metų, tada, kai atsirado pagal mūsų profilį darbo vietos Lietuvoje. Kai atėjo tarptautinės kompanijos, į kurias mes galim grįžti ir galim dirbti tą patį darbą, kurį mes dirbome Amerikoje, Didžiojoje Britanijoje. Arba, kaip sakant, steigė savo verslus. Danijoje tai pilna, reiškia, tokių pavyzdžių, kur, reiškia, įgijo patirtį gerą ir, sakykime, čia inovacinius ūkius steigia. Ar, reiškia, kaip sakant, savo, reiškia, smulkius verslus kitokius, reiškia, steigia. Tai aš skaitau Globalios Lietuvos programą, yra naudinga. Aš skeptiškai žiūrėdavau į kritikus, kurie, reiškia, užsikabindavo ant to žodžio globalus. Čia globalistai, jūs skatinat žmonės emigruoti, tikrai, reiškia, taip nėra. Čia paskutinių 3 metų rezultatas rodo, kad piliečių grįžimas yra didesnis į Lietuvą negu išvykimas. Jo, ir iš tikrųjų labai gerai, kad ir Globalios Lietuvos programa daugiau, reiškia, dėmesio skiria į žmonių, reiškia, grąžinimą, tiesiog padeda, kaip sakant, įeiti į tą gyvenimą, jų vaikams integruotis, reiškia, į gyvenimą, tai tas yra, reiškia, nuostabu. Bet reikia irgi palaikyti ryšį su užsienyje gyvenančiais. Ir iš tikrųjų, kaip sakant, jie gali būti Lietuvos balsas, papildomas užsienyje, jie gali daryti politinę įtaką, jie gali, reiškia, irgi padėti pritraukti investicijas. Visa tai yra tik į naudą Lietuvos valstybei. Šiais metais turėsim referendumą ir labai šnekant su žmonėm labai skirtingų nuomonių, ar ne, palaikyti, nepalaikyti. Jūs kaip žmogus daug gyvenusi užsienyje, ar ne, ir Jungtinės Amerikos valstijos, jūsų gimtinė, čia irgi, jūs grįžot ir gyvenat čia. Kokia jūsų pozicija? Ar reikia referendumų? Kaip jūs balsuotumėt arba skatintumėt balsuoti referendumą? Nu, kadangi jau esu į pensiją išėjusi diplomatė, tai pasakysiu, manau, geriausias sprendimas būtų politinis, įstatymų, kaip sakant, šitą klausimą sutvarkyti, kaip ir kitose valstybėse. Tai buvo padaryta, referendumas yra slidus dalykas, aišku, norisi, kad pavyktų ir kad, reiškia, būtų galop priimtas sprendimas teigiamas dėl, reiškia, dvigubos pilietybės ar daugybinės, kaip čia, reiškia, kartais yra sakoma. Aišku, skaudžiausia yra dėl tų emigravusių lietuvių, reiškia, kurie gimė Lietuvoje ir, kaip sakant, neteko, reiškia, pilietybės. Tai, kaip sakant, man atrodo, šitą reikia koreguoti padėtį. Jo, kaip minėjote, esat baigusi jau diplomatinę karjerą. Ar bus diplomatiniai memorai iš jūsų tos ilgos tarnybos Lietuvai? Gal ir bus. Dabar aš iš tikrųjų kreipiu dėmesį daugiau į savo prieš diplomatinį darbą su Lietuvių informacijos centru, su Lietuvos disidentais ir pogrindžio spauda, su Sąjūdžio atstovais, tai kaip šitas etapas. Žodžiu, pirmą etapą padaryti. Tai tada jau pradėsiu galvoti apie tą diplomatinę karjerą. Ambasadorė, ačiū Jums labai už laiką. Iš tikrųjų visada smagu Jūs matyti ir šnekinti ir prisiminti tuos laikus, kurie iš tikrųjų Lietuvai buvo labai svarbus ir Jūsų indėlis kaip ambasadoris įvairiuose srityse, tiek daugiašaliuose santykiuose, tiek dvišaliuose. Ačiū Jums labai. O mūsų žiūrovams padėkosim už tai, kad žiūrėjo ir pakviesim ateityje pasiklausyti ir kitų mūsų buvusių diplomatų.